įsitaisykite, mikrofonai įjungti, jeigu reikės vandens, mes turime apie 40 minučių. Jeigu norėsite užduoti klausimą iš karto, jį ir užduokite, nes po to pamiršite arba nespėsime. Tai galbūt prieš pradedant, aš irgi turiu klausimų, bet ir jūs pačios vieną kitai galite užduoti arba challenginti vieną kitą, tai bus daug įdomiau. Aš noriu iš karto paklausti jūsų, kiekvieną atsakykite, kas tai yra man tokiam nežinančiam profanui, kas yra tvarios inovacijos? Tai galbūt aš pradėsiu, kaip inovacijų agentūros atstovė turbūt būtų Labai teisinga. gerai. Tai tvarios inovacijos yra plati savoka ir būdų, kaip tai klasifikuoti ir sektorių, kurios jas paveikia ir kur tai gali būti vystoma yra visokio, bet iš esmės tvari inovacija tai yra inovatyvus produktas, kuris savo poveikiu prisideda prie klimato neutralumo tikslų mažinimo. Tai arba CO2 emisijų mažinimo, arba atliekų ar ne atliekiškumo mažinimo taip pat. Aš tai galbūt pridėčiau, kaip ir pristatymę, Giedriau, minėjai, kad portfelis pagal darnaus vystymosi tikslus sudėliotas, paskaičiuota, kiek atitinka. Tai turbūt reiktų ir žiūrėti tuos 17 tikslų, kuriuos išvardino pagal Paryžiaus susitarimą siekiant klimato neutralumo jungtinės tautos, kad jeigu kažkuri iš tų 17 temų yra paliečiamos, aš sakyčiau, kad tai ir yra tvari inovacija, tai nėra vien tik tais energetika, technologijos, tai lygiai taip pat susijęs su maisto trūkumu, edukacija, bendradarbiavimu tarp institucinių partnerysčių. Žodžiu, labai daug yra skirtingų temų, tai aš sakyčiau, viskas, kas atsiremia į tos 17 tikslų, tai ir yra tvarios inovacijos. Tai man nieko ir nebelieka pridėti. Tai aš pilnai pritariu ir Teresei, ir Urtei, kad tai visi sprendimai, visą tą, ką mes kuriame, visi moksliniai tyrimai, verslo modeliai, tai tie, kurie orientuoti tą jungtinių tautų tvaraus vystymosi tikslus, tai ir galėtume ir turi, ar ne, atliepia vartotojų poreikius, atliepia ateities lūkesčius ir turi jau tas rinkas, kuriuose jie gali egzistuoti, tie sprendimai, tai tą mes ir vadiname tvarios inovacijos. O kokie iššūkiai laukia, jeigu kažkas sugalvojo įgyvendinti, turėti tvarią inovaciją? Su kuo susiduria žmonės, įmonės? Tai apskritai, kad gimtų ta tvari inovacija, aš manau, mes turim turėti tą teisingą tiek politinę, tiek teisinę, socialinę aplinką, ar ne, ten, kur mes galėtume pradėti vystyti tas idėjas, ar ne, turėti atliepti tiek valstybių inovacijų politikas, tiek iššūkius, kokius mums reikia, tai svarbiausia tada yra aplinka, kurią mes galėtume ir ne turėti finansinius poreikius, teisinius instrumentus tam, kad pradėtume kurti tas inovacijas. Tada reikia labai turėti išteklius ir resursus, ar ne, ką mes galime vadinti ir moksliniai tyrimų centrai, ar ne, universitetai, studentai, visa aplinka, kurioje įmonės, kurios pasiryžusios investuoti, ar ne, tai tas pagrindas. Toliau ypatingai svarbus bendradarbiavimas, kad visa ta ekosistema bendradarbiautų, siekiant tų tikslų. Na ir kaip minėjau, nei viena inovacija nebus inovacija ir nebus laikoma inovacija, jeigu mes neturėsime rinkos, kuriai tai reikalinga. Tai jeigu visa šita ekosistema teisingai funkcionuoja, aš manau, kad mes tada esam tinkamai krypty ir tikrai galime atliepti, daryti poveikį tiek ekonominiam, tiek socialiniam vystymuisi ir gerinti tą aplinką, kurioje mes visi esame. Ir man vakar labai patiko per žinių radiją, kad inžinierijos licėjaus direktorius paminėjo, kad sako, mūsų požiūris turėtų būti tai, kad mes esame vergai. Bet ta vergystė yra ne blogąja prasme, bet gera, kad mes nesame čia kažkokie lyderiai, kažką keisti, bet mes tarnaujame tai aplinkai, kurioje gyvename, ir jeigu mes visi suprasime ir prisidėsime savo tarnystę, tai kad atliepsime poreikius, lūkesčius, ko mes tikimės, tai tam ir gims ir sėkmingai ir vystysimės tikrai tinkama tą linkme. Aš galbūt pratęsiu tuomet, nes iš tikrųjų labai pritariu, kad pirmiausia ar ne inovacijai reikalinga rinka. Ir tvari inovacija tai nėra siekimybė savaime,
inovacija iš pradžių turi ar ne spręsti kažkokią problemą ir išpildyti kažkokį rinkos poreikį, kuris šiaip ar ne nebūtų atlieptas. Todėl, manau, esminis toks fundamentalus iššūkis tvarių inovacijų kūrėjams yra sukurti ne tik tvarų produktą ar verslo modelį ar proceso inovaciją, bet kad tai būtų ar ne pritaikoma, integruojama į žmonių kasdienį gyvenimą ir kad būtų galima tai auginti arba skeilinti, ar ne, tokiais angliškais terminais. Urte, ką manot? Aš gal pratešiau tą mintį labiau jau pragmatiškai į žemę nuleidžiant tos dalykus, kad kodėl turi vartotojas rinktis kažkokią tvarią inovaciją. Tai turi poreikį atliepti, taip rinka. Turi būti sąmoningumas, kodėl tau reikia to sprendimo, nes mes šiaip įpratę gyventi patogiai. Ir kai dabar mums pasako kažkas, bet čianais dėl tvarumo reikia dabar aukoti kažkokį patogumą, natūralu, kad mes matyt sunkiai jį paaukosim. Tai šiuo atveju tada turi būti tokie sprendimai, kurie padarytų lengvą tą transformaciją, norą pereiti prie kitokių sprendimų. Ir labai jautri tema yra kaina. Tai kol tos tvarios inovacijos bus brangesnės negu dabartiniai sprendimai, kuriuos mes turime, tol bus labai sudėtingas jų pritaikomumas. Natūralu, kad mes balsuojame kišenę. Kaip ir daug yra tyrimų padaryta apie tai, kad žmonės nori tvarių sprendimų, bet paklausus jų to pačio klausimo išėjus iš parduotuvės, kai nusiperka prekes, tai tas procentas labai stipriai sumažėja nuo to, ką teoriškai teigi, bet ką iš tikrųjų perki, nes kaina svarbu. Tai šitoj vietoj, kuo gali prisidėti valstybė, tarkim, lengvatos, išimtis, keičiama mokesčių sistema, kai yra prioritizuojama netarši pramonė, bet tvari pramonė, tai šitie dalykai gali prisidėti būtent prie tos kainos, lygiai taip pat kaip, tarkim, saulės elektrinės, vėjo elektrinės buvo subsidijuojama, kažkokiu būdu lengvinamos tos galimybės ir keisti, tarkim, automobilį į elektromobilį. Tai kiek valstybė prisidės kainos vietoje, aš manau, tiek labai stipriai prisidės tas tvarios inovacijos įtraukimas į rinką. Kaip Lietuva atrodo šitoj srityje, kaip jūs vertintumėt? Nes kalbu apie politikus, nes greičiausiai vis dėlto tai yra politikai, tai yra mūsų biudžetas, kurį formuoja jie, priima arba nepriima ir lengviau sakyti, kad vis dėlto bus pigiau, viskas bus greičiau ir paprasčiau ir visa kita ir labai sunku turbūt parduoti žmonėm, kad mes visi kartu turime susidėti pinigus ir investuoti į tvarias inovacijas ir tvarias prekes ir taip toliau. Dėl to ir sakiau, kad jautri tema, nes norėjau paliesti ją. Šitie sprendimai yra nepopuliarūs. Mūsų ta sistema tokia yra 4 metų valdymo, tai yra trumpalaikė, nėra to ilgalaikiškumo, tai šiandien žadi savo rinkėjui tai, kad mažiau reiks mokėti, o ne brangiau. Ir tas, kad apmokestinsi kažkokias taršias sritis, tarkim, ten taršius automobilius, čia vėlgi atsiranda tam tikra nelygybės tema, kad dažniausiai tikėtina, kad tie, kurie negali sau leisti įsigyti brangių technologijų, tada dar ant jų yra ir uždama ta mokesčių našta, mokėti už tą taršų automobilį, nes tas, kas turi pinigų, jisai nusipirks elektromobilį ar mažiau taršų. Tai šitoj vietoj sunku labai yra politikam parduoti, kodėl reikia tvarių sprendimų, didesnių mokesčių, bet šitoj vietoj aš manau, kad yra tikslas judėti link to, tai vienais metais pasiekėm, kitais nepasiekėm, su vienom kadencijom ateina, su kitom neateina tie sprendimai, bet tarkim pavyzdys, ką tarkim taiko Jungtinėje karalystėje, kad, žodžiu, įmonės siūlo darbuotojams įsigyti dviračius, tokiu būdu skatindami pereiti nuo automobilių prie dviračių, žodžiu, kad mažiau būtų išmetama CO2. Ir tai būna paskata, nes darbuotojai gali tada pigiau tos dviračius įsigyti. Mes pabandėme
savo įmonėje pasidomėti, kokia tai būtų galimybė, kad, žodžiu, mes galėtumėm paskatinti savo darbuotojus per įmonę įsigyti dviračius ir galų gale prieini prie paprastos schemos, kad tai skaitosi pajamos natūra, kurios yra apmokestinamos ir iš principo gaunasi, kad nei tada yra interesas darbuotojų įsigyti, o įmoniai tada, jeigu nori padaryti pigių darbuotojų, tai ir mokesčius dar papildomai turi susimokėti ir tą nuolaidą padaryti darbuotojų iš savo to krepšelio. Ir kas tada gaunasi, tada sakai, okei, nedarysim, nes kaip ir nėra paskatos, bet šitoje vietoje būtų palengvinimas, tai jau būtų paskatinimas, kad įmonės stengtųsi reklamuoti tą idėją, kad važiuokime dviračiais į darbą, ne automobiliais ir galbūt iš tikrųjų atsiras daugiau žmonių, kurie tą daro. Tai tikrai valstybės tas prisidėjimas, ieškojimas tų kampų, kur galėtum lengvinti, jisai stipriai padėtų, bet yra dar kur judėti. Tikrai taip, prašau. Aš pratęsiu, kadangi esu politikos sprendimų vykdytoja, tai visai norėčiau ir nepasidalinti, ką darom, kaip sekasi ir kur manau, kad reiktų daugiau daryti. Tai tikrai labai gerai pastebėjot, kad tikslai darbotvarkės yra aiškios, jau šiandien ir ne politiniam konsensuse nelabai kyla diskusijų, ar mums reikia to sprendimo, reikia į tą investuoti. Kaip visada, aišku, su įgyvendinimu prasideda problemos, bet jau tikrai padaryta nemažai. Ir ypač kas liečia atsinaujinančią energetiką, esam vieni lyderių regione, pramonės transformacija. Mes inovacijų agentūroje turime ne vieną verslo finansavimo ir inovacijų paramos priemonę, kuri orientuota yra būtent į pramonės ir ne gamybos procesų žalinimą ir kartu energetinio vartojimo efektyvumą, kad įmonės ne tik ar nesiektų aplinkosaugos tikslų, bet kartu ir taupytų energiją ir modernizuotų savo gamybą. Taip pat kaip tik šiuo metu aktyviai yra labai, mano nuomonė, gera MTEP-inė priemonė mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros žalesis eksperimentas, kur kviečiam pramonės įmonės investuoti į mokslinę veiklą, tarp kitko, KTU labai dažnai turim kaip partnerius šitose projektuose. Tai yra kvietimas įmonėms kurti naujus technologinius sprendimus ir juos taikyti. Ir tų priemonių yra tikrai įvairių ir, kaip ir Greta minėjot, yra priemonės orientuotos į įtaką kainai. Bet aš manau, yra dar vienas didelis laukas, kur reiktų daryti ateityje daugiau. Tai yra viešasis sektorius gali veikti kurdamas paklausą. Valstybė ar ne, įvairios įstaigos perka daugybę įvairiausių paslaugų, nuo ten transporto iki tam tikrų produktų ar ne paslaugų, ką tik sugalvosit. Ir kaip čia valstybė teikdama prioritetus, pirkdama ir įsigydama paslaugas, kurios atitinka tam tikrus tvarumo reikalavimus arba išskiriant tam tikras sritis, galėtų šiek tiek pastimuliuoti tą paklausą įmonėms, kuriam šiandien dar ne iki galo apsimoka kurti tvarius sprendimus ir taip dar padėti pasiekti tą žaliųjų technologijų proveržį. Apie žaliosius pirkimus, beje, LRT irgi susiduria su tuo, kaip ir ne viena įmonė, kurią valdo valstybė. Kartais susidaro, mes irgi iš tikrųjų labai stengiamės ir taupyti elektrą, nes mes tikrai esame labai didelis vartotojas ir taip toliau, bet kad ir kaip besistengtumėm, bet kartais išlenda man bent jau tokia vizija, kad žalieji pirkimai toks lyg dėl popieriaus, lyg dėl užsidėti pliusą. Ar iš tikrųjų taip yra? Jūs pastebite tą ar ne? Ar čia man pasivaideno? Aš atsiprašau, aš praleisiu šitą. Gerai, ačiū, bet jūs galite pakomentuoti. Aš tai gal norėčiau dar sugrįžti prie tos temos, ką mes čia šiek tiek palėtėm, ar ne, nes mes šiandien kalbame apie inovacijas. Tai mes iš karto turim suprasti, kad inovacija tai yra pinigų išleidimas pirmiausia, ar ne? Ir šiandien nuskambėjo, kad Kinija lyderis čia dabar atsidūrė, ar ne, inovacijų srityje ir visą kitą. Izraelį mes visą laiką minim, ar ne, kaip gerąją praktiką gynybos technologijų srityse, inovatoriai, ar ne. Tai kas yra? Tai yra finansavimas, yra strateginis politinis finansavimas. Pirmiausiai, tos šalis 20 metų investavo tam, kad šios lentelėse mes matome tą lyderystę. Tai ir Lietuvai labai vis dėlto mes tikrai turime daug priemonių ir tų skatinimo priemonių, ir tikrai tie moksliniai tyrimai, kadangi aš pati atstovauju universitetą, ar ne, tai ta mokslo tyrimų bazė visa, tai yra tų priemonių, bet vis dėlto to strateginio ilgalaikio poveikio nėra, mes vis dėlto kalbam dar apie fragmentiškumą. Jaunos inovatyvios įmonės, jom labai trūksta finansavimo priemonių ir aš pati ir nuskambėjo, ar ne, kad mes turim 60 spin-off įmonių. Spin-off, kas nėra gal akademinės bendrovinės nariai, ar ne, nežino, tai yra žalinės įmonės, tai jaunos inovatyvios įmonės, kurių pagrindinė veikla yra paremta intelektinė nuosavybė sukurta universitete
universitete, ar ne? Tai čia mes kalbame apie išradimus, kurie patentuoti arba komercinės patirties pavidalu. Tai tų 60 įmonių mes tokių turime, ar ne, kurios ėmėsi vystyti, išnešti tas inovacijas į aplinką. Dėja, ne visos jau yra išgyvenę tą savo egzistavimo laikotarpį, nes pritrūko finansavimo priemonių tam sprendimam. Kai kurie pasirodė, kad vis dėlto rinka dar nepasiruošus jiem, ar ne, per brangu pasidarė tą inovaciją atnešti, bet sprendimai yra geri. Tai va tų duobių ypatingai irgi perėjimo iš techninės parinkties lygio, tai yra L3, jeigu čia ar ne, kaip vystymo lygiai nuo 3 iki 6 yra labai trūkumas tų priemonių ir paskui palaikyti, visos priemonės irgi duoda balus papildomai, tada jeigu tu išvystai iki galo, bet vienam etapui reikia milijono, o mes kalbam apie porą šimtų tūkstančių investicijų, tai labai reikėtų tą politikų tikrai ir naują vyriausybę turim, gal kažkas galėtų keistis, tikrai strateginio požiūrio, kad mes tada galėtume investuoti ir vystyti tas inovacijas. Nes ir kaip minėjau, mūsų profesorius Arminas Ragauskas, jis visą laiką sako, inovacijos ir pirmiausia, supraskim, yra pinigų valgymo mašina. Ir mums turi 10 metų praeiti, ar ne, kad mes pateiksime jau apie mažinimą, į integravimą ir ne į tą rinką. Ir Teresė minėjo, pristatė, ar ne, čia pavyzdį apie amerikiečių įmonę, kuri apie saulės panelės, kaip gerąjį pavyzdį, tai aš noriu atliepti ir pasidžiaugti KTU mokslininkų sėkme, profesoriaus Vytauto Getaučio mokslininkų grupė yra lyderiai perovskitinių saulės elementų kūrime, tai yra cheminės medžiagos naujosios, kurios ženkliai atpigina saulės panelių gamybą. Ir mums prireikė 10 metų, mes 10 metų formavome tą portfelį išradimų patentuotų ir dabar esame lyderiai. Mūsų tie išradimai pagal indeksą yra vertinami kaip stipriausi apskritai rinkoje egzistuojantis tokie išradimai. Ir mes turime licencinės sutartis pasirašę su japonais, amerikiečiais, anglais, švedais dėl šito išradimo licenzijavimo. Ir mūsų buvo tokia strategija, kad mes tą išradimą, tos išradimus visus susijusius tame srityje, licenzijuosime įmonėm neišimtinės licenzijos pagrindų. Tai reiškia, kad bet kuri įmonė, kuri vysto veiklą ir nori tas inovacijas tokias vystyti ir taikyti savo veikloje, turės galimybę gauti iš mūsų licenciją. Ir prieš 3 mėnesius į mus kreipėsi kinų kompanija, yra lyderiaujanti saulės elementų gamintoja dėl licencijos suteikimo, bet jų sąlyga buvo, kad jie nori gauti išimtinę licenciją ir perimti teises. Ir mes atsisakėme tų siūlomų milijonų, nuspręsdami, kad mes orientuosimės į tas įmonės, kurios yra augančios, jaunos, inovatyvios ir vis dėlto mūsų buvo sąlyga, kad ir kiniečiam mes suteiksime kinams neišimtinę licenciją. Ir jie nesugrįžo daugiau, bet orientuodamės į tą ateities sprendimus, į ateities rinką, atliepiant vartotojų poreikius ir lūkesčius, mes tokias strategijas taikom. Tai tikrai noriu pasidžiaugti, kad šitoje vietoje mes tikrai esame lyderiai ir ta teisingai priimta strategija, ta inovacijų ir tikrai ir bendradarbiavimas tarp mokslo grupių įvairių pasaulio, su japonais, su Saudo Arabijos mokslininkais, su šveicarais. Tai mūsų mokslo grupiai leido sukurti išradimus, kurie tikrai įkūrė poveikį mūsų visai socialiniai aplinkai. Na, mes matome kinų aktyvumą apskritai rinkose ir jau elektromobiliuose, kurie kainuoja beveik 2 pigiau negu vokiški ir panašiai. Kokie yra pagrindiniai tvarumo ir inovacijų sėkmės faktoriai, kai kalbama apie komercializavimą? Nes inovacija, jinai gali gulėti stalčiuje metų metais, o komercializavimas? Tai jau kaip ir pradėjom, kaip ir minėjau, ar ne, tai kaip mes turime visus tos dalyvius, kurie supranta tą ekosistemą, ar ne, kurie žino, kad atėję į mokslo instituciją gali turėti tą kompetenciją, ar ne, gali turėti tos išradimus ir verslas prisima riziką. Išneždamas tos sprendimus į rinką, tai ta sėkminga sinergija garantuoja tą komercializavimą. Kai abi pusės supranta, ką mes norime padaryti, yra rinka tam padaryti, nes tikrai, ir Giedriau teisingai pastebėjote, ne kiekvienas išradimas dėja yra inovacija, ir ne, mes turime labai daug išradimų, bet pats išradimas, ar ne, tai tikrai atliepia tvarius tikslus, nes išradimo esmė yra
padaryti kažką pigiau, greičiau, efektyviau, ar ne? Tai mes viską atliepiam su jais, bet ne visi išradimai, mes sakom, o tai čia inovacija. Inovacija atsiranda tada, kai tas išradimas jau pasiekia rinką, ar ne, ir mes turime vartotojus, kurie atliepia. Tai tikrai daug sprendimų neišeina tų išradimų dėl to, kad, ar per brangu pasidarė integruoti, ar ne, tą procesą ir viską, bet jeigu yra ta rizika mažesnė, ar ne, mes matome, kad tikrai ir verslas investuodamas, rizikuodamas, nes čia visur reikia ištekliai, resursai, ar ne, ir mes tada bendrai tik tai sukūrėme tą intelektinės nuosavybės vertę su verslu, kai atliepiam poreikius, pamatom rinką ir išeina. Tai tas ir tame kelyje turėti teisingus arba turėti palankius finansavimo šaltinius, ar ne, nes čia yra rizika, inovacijos visą laiką yra rizikingas sprendimas, nežinai, kokia grąža tos tavo inovacijos bus. Tai jeigu visi dalyviai tą supranta ir dalinasi riziką kiekviename etape ir prisijimame, tai aš manau, kad tai tikrai bus sėkmingas. Bet tai neturėtų stabdyti nuo inovacijų žmonių? Ne. Tikrai. Buvau kažkada jaunas, labai perspektyvus radio didžėjus ir staiga man šovė mintis, nežinau kodėl, tiesą sakant, nes tai visiškai nesusijęs su mano gyvenimu, bet man irgi labai patinka inovuoti ir galvoti idėjas ir aš sugalvojau purškiamas pėdkelnes, kurias vakare gali nusiplauti. Ir taip ir palikau tą idėją, galvojau, nesąmonė kažkokia. Ir po kokių 8 metų aš žiūriu, skaitau purškiamos pėdkelnes, kurias galima nusiplauti. Tai pražiopsojau progą. Terese, kaip jums su verslu sekasi komercializuoti inovacijas, ar jūs padedate, ar verslas ateina, ar trūksta pokalbio, dialogo? Tai dialogo visą laiką trūksta. Kaip ir pranešimą minėjau, 10 metų mes apie tą patį šnekam, kad trūksta to mokslo, verslo ir viešojo sektoriaus bendradarbiavimo, bet mes einam link to. Šiaip labai džiaugiuosi, žymiuosi galvoje mintis KTU atstovės ir ne dėl priemonių orientuotų būtent į vystymą inovacijų tarp tam tikrų TRL lygių, nes, žinot, liūdniausia tai būna, formuoji priemonės ar ne, teiki siūlymus, bendrauji, stengiasi įtraukti į ekosistemą. Ir kai yra kažkokia finansavimo priemonė ir jos biudžetas pasibaigus kvietimui lieka nepanaudotas iki galo. Tai tokie atvejai turbūt yra, ar ne kaip čia, toks atspirties taškas, kad turi eiti daugiau šnekėtis, aiškintis, kas yra, kokios sąlygos ar ne trukdo verslams. Tai finansavimo priemonės yra tokia labiausiai apčiuopama inovacijų agentūros paslauga, kur tikrai orientuota į kūrėjus siekiančius ar nekomercializuoti, bet sutikdama, kad tai yra branduolys, kartu visą laiką noriu akcentuoti, kad yra ir kitų paslaugų, ir kitų reikalingų kompetencijų, kurias mes siūlom, tai visą laiką skatinam įmonės ar nedalyvauti tarptautiniuose tinklaveikos formatuose ir kviečiam jungtis į tarptautinius projektus. Nes tai, ką mes galim pasubsidijuoti čia per nacionalinės priemonės, tai yra vieno, pavyzdžiui, Horizon jų programos kvietimai. Ten jau galima šnekėtis ar ne apie kitus lygius, jungtis į didelius tarptautinius konsorciumus ir skatinti įmonės plėstis taip. Organizuojam verslo inovacijų misijas, orientuotas į prioritetinės rinkas, top inovatorių, kur stengiamės ar ne kažkaip tai apjungti tas ekosistemas. Teikiam konsultacijas ir dėl ar ne galimybių čia Lietuvos ekosistemoje. Būna ar ne, kad kreipiasi startuolis su idėja ir sako, kad mums reiktų, galbūt žinote gerų mokslininkų šitoj srity. Ir tada taip pat žiūri, mečini ir ieškai visokių variantų. Tai tų kelių yra daug, bet aš tik dar pratęsiant šiek tiek Gretos mintį dar apie komercializavimą, ką noriu akcentuoti. Labai iš tikrųjų geras pavyzdys apie kiniečius. Jų strategija yra dominuoti, perimti, skeilinti, auginti. Ir ant to skeilinimo būtent mes dar ir Lietuvoje ir bendrai Europoje stringame ir to priežastis yra apskritai prieiga prie kapitalo. Ir ypač privataus ir rizikos kapitalo, nes pasubsidijuoti tu gali kažkiek tai, bet tam, kad ta inovacija tikrai skeilintus reikalingos yra labai didelės investicijos ir dėl to tarptautinių rizikos kapitalo fondų pritraukimų iš čia darbas su startuolio ekosistema, tarptautinių bankų taip pat suinteresuotumo didinimas Lietuvos įmonėmis turėtų būti labai svarbus politikų prioritetas, nes taip pinigų yra, bet nėra tiek, kiek reikia. O mane patį kvietė į asociaciją startuolių, būtinai sako prisijungti, čia labai įdomu ir taip toliau ir panašiai. Aš turbūt prisijungsiu, nežinau, jeigu turėsiu laiko, bet pačių asociacijų ir tokių organizacijų įsteigimas jums neatrodo, kad tai sudaroma tam tikra alternatyva, nes galbūt valstybė nepakankamai dirba savo darbą?
Tai absoliučiai, tai kiekvienas ar ne verslo subjektas turi teisę ir skatinam vienytis, jungtis, atstovauti savo interesus ir valstybė niekad ar ne nepadarys visko ir kuo jūsų bus daugiau, kuo jūsų bendruomenė aiškiau turės kažkokią bendrą kryptį, tikslus, galbūt priklausysit ar ne, nes būna dažnai asociacijos, jos priklauso kažkokiai Europos grupiai ar dar plačiau ir vėl kitokią perspektyvą turit. Man tai čia atrodo labai sveikintina, kad, nes čia irgi yra verslumas, kad tu ne tik lauki, kol valstybė pasirūpins, išspręs paramą duos, bet tu pats jungi savo bendruomenę, ieškai tų kažkokių sprendimų ir eini link to. Girdėjau iš vieno verslininko komentarą, kad sako, aš iš pradžių norėjau ES pinigų, nes ten iš tikrųjų buvo kažkoks geras ar projektas, ar produktas, neprisimenu, bet sako, žinai, aš pasiskaičiau tos popierius, sako, ne, aš pasidariau pats iš savo pinigų. Ar tai yra tiesa, tai sudėtinga? Taip, tikrai yra biurokratiniai procesai nemaži, kas liečia ES investicijas. Bet žiūrėkit, yra ar ne vienas dalykas viešojo sektoriaus darbuotojai, kurie padeda, pakonsultuoja, yra rinkoje konsultantų pilna, kurie rengia tas paraiškas. Aš sutinku, bet tuo pačiu, taip, reikia dirbti ir reikia rašyti tos projektus, nebus taip, kad tiesiog kažkaip tai iš dangaus nukris. Tai čia toks dvipus. Tiesiog, kad dar papildant Teresę, tai jeigu jisai padarė iš savo pinigų, tai reiškia, projektų ir nereikėjo, ar ne? Tai čia mes kalbame apie šitą dalyką. Kas ateina ir daro tos projektus, ar ne? Ir taip tikrai daug, nes gauti finansavimą, ar ne? Tavo idėjos finansavimą su valstybė investuoja, ar ne? Ir viską, tai turim suprasti, kad tam tikrų biurokratinių mechanizmų bus ir jų reikės, bet tai yra galimybė išvystyti tavo idėjas, jeigu tikrai neturime, ar ne, pinigų ir turime tą galimybę, tai visokių tų atvejų yra ir aš irgi labai palaikyčiau tą mintį ir sakyčiau, kad jeigu kas turi pinigų vystyti, tai ir vystykim, ar ne, tada nekankinam ir mokslininkų, ir tenai verslininkų, bet jeigu ateinam ir darome tos projektus kartu, tai tikrai abi šalis siekia, kad tos įvyktų, ar ne, tai inovacija gimtų ir be šito nebus tų rizikų, tai padeda tiesiog išvengti ar ne tam tikrų rizikų. Kaip minėjau, inovacija yra rizikinga, tai valstybė prisideda, kad sumažinti tą riziką, ar ne, kurią jau tu norėsi investuoti, kurios galbūt reikės tos investicijos didesnės pabaigoje. Tai taip, tai projektai visą laiką yra su tam tikra biurokratinė našta, bet tai šiek tiek padeda eliminuoti riziką. Girdėjau kai kurias techninės sąlygas, netgi ChatGPT padeda dabar jau parašyti, tai gal yra palengvinimas. Urte, kaip jūs tvarkote su inovacijomis pas jūs? Čia šitoje vietoje gal irgi pratęs norėčiau, kad mes nesam pasinaudoję jokia ES ar Lietuvos parama ir nuo 19 metų, kai pradėjom teikti paraiškas išradimo apsaugai, jau dabar turim virš 100 patentų. Jeigu pasižiūrėti kontekstą, pagrindė tai mūsų yra turbūt apie 80% Amerikoje patentuotų mūsų sprendimų. Tai jeigu pasižiūrėjus iš visų Lietuvos įmonių, tai mūsų kita Tesoneto grupė Nord Security 50% turi patentų Amerikoje iš Lietuvos įmonių, jeigu taip žiūrint, Oxlabsai turi 15%. Tai šioje vietoje mes nesinaudojam paramą, patys leidžiam pinigus šitiem sprendimam, bet čia turbūt irgi svarbu atkreipti dėmesį, kad jeigu tu gali tą daryti, tai tu ir pasirenki tada nepildyti tų paraškų ir neužsiimti biurokratiją. Jeigu neturi pinigų, tada ieškai sprendimų ir tada labai gerai, kad yra kur pasikreipti. Tai čia kiekvienas turbūt pasirenka pagal savo poreikį, o jeigu kalbant apie mūsų pradžią ir galvojant, kodėl mes pradėjom patentavimo visą procesą, tai čia yra tas morkos ir botago principas. Morka gali tikėti, kad kaip čia tau padės inovacijos, augs tavo įmonės vertė. Ir, žodžiu, teoriškai pasižiūrėjus skaičiukus, mokslinius tyrimus, visur kalbama apie tai, kaip inovacijos padeda kurti vertę ir augti įmonėm. Bet iš tikrųjų mūsų atveju buvo botago atvejis, kad mus padavė į teismą Amerikoje mūsų konkurentai iš Izraelio, kurie jau turėjo daug patentų Amerikoje ir mes nuo tų 19 metų įsivėlėm į tuos teisinius ginčus.
Ir ką tai reiškia, jeigu konkurentas turi patentą, o tu neturi, tai reiškia, kad tu nesi apsaugotas. Ta žinutė, kad mums tas bus jautru ir kad toliau laukia daug teismų, jeigu nepradėsim to proceso, tai buvo didžiausia motyvacija, kodėl mes pradėjom patentuoti. Tai šitoj vietoj reikia kartais tiesiog ir neigiamų patirčių, kurios priverčia tada imtis kažkokiu tais sprendimų. Greta, pas jūs ateina verslas ir sako, ar turit patentų idėjų, duokit, mes padarysim. Ateina. Džiugu, kad ateina tikrai. O ką jūs darote, kad dar daugiau ateitų? Tai vystom bendradarbiavimą, skleidžiam, tai vienas švietimas ar ne, dalyvavimas, edukavimas ir įmonė, ar ne, kad jam reikalingi tie sprendimai, konkurencinį pranašumą turėti, kaip ir Urtė minėjo, ar ne, tai tiesioginė ta kartais įvertinimas, ar ne, kiek čia tas patentas sukuria vertės mano įmonė arba atneša, yra kartais sudėtinga pamatuoti, yra įvairūs būdai, kaip tu gali, ar ne, ten vieniem blokuoji tu save, tai intelektinė nuosavybė pirmiausiai. Jeigu ateina tas verslas ir sako, duok patentą, man reikia, tai čia vėl jau galėtume lysti toliau į diskusijas, ar čia tikrai yra rimta, bet iš esmės, jeigu mano verslo strategija yra kurti kažkokius inovatyvius sprendimus ir visą kitą, tai tada aš turiu susiformuluoti savo intelektinės nuosavybės strategiją, kaip aš atliepsiu savo verslo strategiją su intelektinės ir jeigu matau, kad mano portfeliu reikalingas tikrai kažkoks patentas, tai taip galiu ateiti į mokslo studijų instituciją ir pasipildyti, nes mokslo studijų institucija ir yra ta vieta, kurioje jūs galite ateiti ir ieškoti tų sprendimų, ar ne, kurie jau yra sukurti, arba kurti juos drauge. Tai čia yra kitas, ar ne, bendradarbiavimo atvejis, kai mes jungtinę veiklą vykdome ir kuriame sprendimus drauge. Tai čia ir yra tokių atvirų inovacijų gimdykla, ar ne, jeigu taip galima pasakyti, kur mes kartu ir sukuriame tos dalykus. Tai tikrai įvairių yra bendradarbiavimo formų ir šiemet mes turime 20 licencinių sutarčių su įmonėm, kuriomis pasirašėm būtent tos intelektinės nuosavybės komercializavimui ir vystymui link rinkai reikalingų sprendimų. Urtė, taip. Aš gal dar pridėsiu praktinį pavyzdį, nes iš tikrųjų, kaip padaryti, kad įmonėje atsirastų 100 patentų. Nėra taip, kad čia dabar staiga visi žino, kaip tas paraiškas rašyti, kurti tuos išradimus. Ir mes iš tikrųjų sukūrėm bonusavimo sistemą darbuotojam už sukurtas idėjas, sprendimus. Tai iš principo džiaugiasi darbuotojai uždirbdami papildomai, džiaugiamės mes, nes atrandami efektyvūs sprendimai tobulinti mūsų technologijas. Tai šitoje vietoje irgi yra ta jau morka, tai įtraukimas savo darbuotojų į tą procesą irgi yra labai svarbus, kad atsirastų, nebūtina eiti kažkur, tu gali ir viduje atrasti tuos dalykus. Tai čia jau iš tų įdomesnių istorijų, tai vienas mūsų kolega yra, kaip mes sakom, kaip serijiniai žudikai, taip serijinis patentuotojas. Tai jau jisai iš tų patentavimo bonusų, kaip sakė, jau susirenovavo visą virtuvę. Tai žodžiu, kad iš principo motyvacija darbuotojams gali padėti greitinti ir efektyvinti tą inovacijų ateimą į įmonę. Aš dar giedriu, jeigu galima, mano pristatymė buvo ten 250 išradimo atskleidimo, ar ne, ir gal sakom, kas čia tai yra. Tai čia ir yra tai informavimo, kai mokslininkai informuoja mokslo studijų instituciją apie tai, kad yra sukurtas išradimas, ar ne, ir sako, mes jau čia turime kažkokią tai inovaciją. Tada mūsų darbas kaip technologijų perdavėjų yra įvertinti tos inovacijos galimybės atsirasti rinkoje, ar ne, tada mes žiūrime, ar čia reikia patentuoti, gal saugot kaip komercinę paslaptį, gal dar kažkokius sprendimus priimti ir priėmus tą sprendimą, kaip mes vystome tą toliau intelektinę nuosavybę, ieškom partnerio, ar ne, ir tada arba mes einame į rinką ir sako, mes turim išradimą, gal čia kažką sudomintų ir taip toliau, arba kaip minėti, jeigu verslas ateina ir sakom, jo, mes turime, jau mūsų portfelis yra toksai. Tai ir 60 pajamų nuo išradimo komercializavimo yra išmokama mokslininkams. Apie tvarumą, paskutinis klausimas jums, nes mes jau po truputėlį turime baigti, apie inovacijas, apie intelektinę nuosavybę pakalbėjome, apie tvarumą. Kaip paskatinti įmonės, kaip paskatinti verslą, nežinau, galbūt ir universitetus, kurti tvarius produktus, tvarias inovacijas? Tai mes tai,
kaip universitetas ir atliepiame tos visus tvarumo kūrimo ar ne inovacijų kūrimo tikslus. Kaip JAIS įrašyta, kad... Tai tiesiog, kad mokslininkai gautų finansavimo projektam, jie turi atliepti tiek Lietuvos inovacijų politiką, tiek ES ar ne inovacijų politiką, tiek globalias tendencijas. Tai mes ir jau paminėjom, kad mūsų valdomame portale visi išradimai, 98% išradimo atitinka Jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus. Ir čia buvo klausimas, iš kur tą informaciją galima paskaičiuoti. Tai LexisNexis yra patentinės informacijos paieškos ir patentinės informacijos apdorojimo platforma. Ir jie jau bendradarbiaudami su pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacija, PINO, VIPO, angliškai VIPO, jie integravo į savo platformą šitą įskiepį ir visi patentai jau yra priskiriami šitiem tikslams ir mes iš tos platformos įsitraukę duomenys matome, kad mūsų portfelis pilnai atitinka tą dalyką, tai tikrai mes suinteresuoti ir įmonės skatiname įsidiegti tą tvarias inovacijas į savo verslo modelius. Tai čia skatinimas gali būti tiek švietimo, tiek finansavimo ar ne, tiek politika taip pat formuojant standartizavimas kažkoks ar ne. Tai ir dabar jau turime tvarias ataskaitas, tvarumo ataskaitas ar ne, įmonės turi teikti ir viską, tai tie skatinimo priemonės tikrai yra. Aš pratęsiu, man patiko labai Gretos mintis apie morką ir lazdą. Aš šiaip dirbu su morka labiau, bet pašnekėkime apie lazdą. Tai ES turi tokią apyvartinių taršos leidimų sistemą. Tai yra gamybos sektoriai esminis dalykas formuosiantis ar ne mokesčių aplinką ateinančius dešimtmečius. Tai jeigu ES politika žaliojo kurso atžvilgių kažkaip reikšmingai nesikeis, šitie taršos leidimai gamybos sektoriai augs labai reikšmingai. Tai, kas dabar yra, tai yra iš esmės tik tai pradžia. Ir, kai tu paskaičiuoji 20-10 metų perspektyvoje, tokiai tradiciniai gamybiniai įmoniai, tai yra arba tu keiti, arba tavęs nelieka. Tiesiog. Ir tik per technologinės inovacijas į energijos vartojimo sprendimus, atsinaujinančius energijos išteklius ir įvairiausius kitus sprendimus, tu to gali išvengti, nes dabar ar ne verslas bijo šiek tiek tų ataskaitų, tai aš suprantu, tai yra nauja, taip, ta atskaitomybė didesnė, bet ataskaita yra vienas, rašyti, kažkaip jau ten, ar ne, mes padėsim, parašysim, bet tas mokesčių taršos augimas, tai bus toksai reikšmingas dalykas. Tai čia lazda, o dar tą apie morką. Tai taip neužbaigti tokią negatyvę notą, tai kaip ir čia visą šnekėjom, kad tos investicijos į tvarias inovacijas tai yra pergalė ilgalaikiai perspektyvai. Taip šiandien tikrai brangu yra tiek dėkti, tiek kurti kažkokius tai produktus, bet visą šitą klimatą ar nesudėjus, tapti lyderiais rinkoje kažkokių inovatyvių tvarių sprendimų, ypač Lietuvoje, kur dar tikrai nėra to tiek daug ir dar yra erdvės ar ne kažkokiose nišose būti pionieriais. Ir modernizuoti. Čia tiek inovacijų kūrimui, tiek dėgymui. Ir net dabar yra laikas įgyti tą žaliąjį pranašumą ir rezultatus skinti ilgalaikį perspektyvai. Urte, jūs iš verslo atėjusi, kaip jūs žiūrite į tvarumą ir kiek jisai egzistuoja jūsų inovacijose? Aš galbūt pratęsiu tą pozityvę gaidą ir kai kalbėjau apie greenwashingą, kad tai yra nutylėjimas ir nesakymas, ko darai, tai aš tiesiog 2 pavyzdžiais pasidalinsiu, ką mes darome. Tai mes esam išsikėlę tikslą kiekvienais metais bendradarbiauti su valstybės institucijom ir padėti sukurti pro bono kokį įrankį, kažkokią problemą išspręsti. Vienais metais dirbom su ryšių reguliavimo tarnyba, sukūrėm įrankį, kuris padeda nelegalų turinį internete atrasti, kas susijęs su pornografija, vaikų pedofilija ir iš principo tai irgi prisideda prie visuomenės saugumo. Kitas pavyzdys, praeitais metais dirbom su aplinkos apsaugos departamentu, sukūrėm įrankį, kuris padeda Skelbiu LT ar tokiuose skelbimų platformose surasti skelbimus apie nelegaliai išvežama šiukšlės į mišką, nelegalius medžiojimo žvejybos įrankius, kuriuos parduoda nelegaliai rinkoje. Tai mes prisidedami, kurdami tokius įrankius, prisidedam prie to bendradarbiavimo, kaip Teresė prieš tai minėjo, kad jo labai trūksta, sprendžiam visuomenės problemas ir tokiu būdu manyčiau ar tikiuosi, kad galim įkvėpti ir kitus rasti tą bendradarbiavimą, dalintis savo know-how, dalintis savo technologiniais sprendimais su kitais. Tai skatina mus pačius tobulėti, tai skatina
kaip pasakyti, didina darbuotojų motivaciją, kad prisidedam ne tik tais prie komercinių tikslų, bet ir prie visuomenės gerovės. Tai aš sakyčiau, kad tas sąmoningumas, visuomenės švietimas ir gero pavyzdžio rodymas yra puikus kelias link to suderinimo technologinių, inovacinių sprendimų ir tvarumo. Terese, skaičiuojant CO2, apie tvarumą, ataskaitas ruošti ir taip toliau, ar tai nėra biurokratija, kuri dar labiau pradės gąsdinti žmonės? Nes aš išgirstu, mažesniem verslam, didesniem verslam, dideliem labai galbūt jie turi resursų, bet mažesniem yra pakankamai sunku atliepti tam tikrus teisinius reguliavimus. Čia ta vadinamoji lazda jūsų. Taip, aš sutinku ir dar kažkaip visą laiką noriu akcentuoti, kad tvarumo ataskaita nėra tik apie CO2 emisijas, ten yra daugybė sudedamųjų, tas S, visa social dalis, tai tikrai yra išsamus ar ne dokumentas, bet, kaip čia pasakyti, ne mes čia sprendžiam, čia ne Lietuvos vyriausybė sugalvoja, šiandien nėra kažkokių tai ženklų, kad ES politika šitoje vietoje kryptingai keisis. Galbūt kažkada, bet aš abejoju, tai ką, galim arba gąsdintis, arba pradėti ruoštis ir pažiūrėti, ką galima iš to laimėti, nes aš manau, kad investavusi tą bent šiek tiek, tai yra toks irgi procesas, kuris gali padėti įsivertinti savo išteklių ar nenaudojimo efektyvumą, savo visą ar ne vertės tiekimo grandinę, kas irgi yra dalis ESG, tai tiesiog net apie tai yra verslas, tu kiekvienoje, tu turi kažkokias tai kurt galimybės, tai ir šito reikia sugalvoti kažką. Aš gal patikslinčiau, kad dabartinis reguliavimas dėl ataskaitų teikimo, jisai taikomas didelėm įmonėm. Tai mažom įmonėm kol kas tų reikalavimų nėra. Tai dėl to taip labai gąsdintis nereikėtų. Visgi, einant į banką, į instituciją, norint gauti finansavimą, tau vis tiek reikia turėti ir pateikti tuos duomenis. Kita vertus, lygiai taip pat tie patys bankai suteikia daug visokių įrankių ir pagalbos, kad ateitum iki tų tvarumo tikslų. Tai aš sakyčiau, kad bendras tikslas yra geras, nes jisai sąmoningumą kelia visiems visose vietose. Taip yra sunku, bet kita vertus, jeigu ne valstybė užmotyvuos, tai tos vidinės motyvacijos mažiau vis tiek yra negu kad reguliacinės. Tai neturėdami tų reguliacinių reikalavimų, mes taip greitai nejudėtumėm link tos tvarumo temos. Tikrai taip. Tikslai labai geri ir nėra čia ką kalbėti ir abejoti tuo. Vienintelis, kas galbūt reikėtų surasti balansą tarp to įgyvendinimo ir konkurencijos, nes jeigu Kinijoje viskas eina tiesiog švilpiant, Amerikoje sugalvoja idėją darai, tai čia pas mus yra tam tikros reguliacijos ir kaip nekartą ne viena pasakėte, kad Europoje mes truputėlį atsiliekame. Tai susirūpinimą pareiškėme, tai pagalvosime, tai dar kažką ir taip toliau ir panašiai. Tai aš tikrai noriu palinkėti mums Europoje ir Lietuvai, kad tikrai neatsiliktumėme konkurencinėje kovoje su viskuo visame pasaulyje. Ačiū Jums labai. Padėkokime mūsų panelių. Turi klausimą? Yra dar klausimas? Tiksliau, aš pasinaudosiu kaip šio renginio organizatorės statusu. Norėjau paklausti, kaip Jūs manot, ką galėtų dar patentų biuras padaryti būtent tam, kad padėti suvesti mokslą ir verslą? Nes be abejo, mūsų patentų biuro pagrindinė funkcija yra išduoti patentus. Mes žinom, kokia sistema yra Lietuvoje, kad mes daug kas nepasitikė dėl to, kad mes netliekame esminės ekspertizės ir tada be abejo, bet yra kiti instrumentai, kaip Europos patentas ir kiti tarptautiniai. Tai kaip manot, grinai paprašysiu Jūsų įžvalgų, rekomendacijų, ką dar galėtume mes kaip valstybinė institucija padaryti tam, kad iš tikrųjų labiau suartinti mokslą ir verslą. Tai Jūs kaip patentų biuras jau ir taip labai daug darote, tai linkim pirmiausia ir toliau tęsti tą veiklą, ar ne, ir mums kaip universitetą, ar manęs ten žinių ir technologijų perdavimo procese, tai be patentų biuro, be Europos patentų biuro, be pasaulinės intelektinės nuosavybės pagalbos, tiesiog to žingsnius eiti tolinį sėkmingą komercializavimą būtų tikrai sudėtinga, tai mes Jums labai dėkojame. Vienas aspektas, gal ko mes ir nepalėtėm, aš buvau pasižymėjus, kad reikėtų pasakyti apie šitą, tai labai svarbu ir čia patentų biuras Jūs, aš manau, kad turėtumėte
labai aktyviai ir toliau palaikyti tą idėją vieningo Europos patento idėjos, nes mes čia esame absoliučiai, čia tas Europos paradoksas, ar ne, kad mes turime labai stiprius universitetus, labai stiprias mokslo publikacijas ar nemokslinius straipsnius aukščiausio lygio ir esame visų komercializavimu, esame labai žemai ir nesame lyderiai šito. Tai čia tas Europos paradoksas, tai kaip jo išvengti, tai yra ir kas atsitinka, dėl ko mes einam komercializuoti į Jungtinės Amerikos valstijas, ar ne, dėl to, kad su vienu patentu mes padengėme didžiausią rinką, ar ne. Ir Europas šitoj vietoj stringa, kad mums reikia kiekvienos patento paraiškos, ar ne, kiekvienoje valstybėje. Mes turėjome vieną Europos patentą, kurį turėjom validuoti daugiau nei 12 Europos valstybių, beprotiškai kaštai buvo, nu tiesiog, ar ne, ir, pavyzdžiui, mažom, inovatyviom įmonėm tai yra labai sudėtingas procesas, tai tą vieningo patento idėja, kad tikrai mes atsirastume tą vieningą ar ne rinką, kurio vienu patentu padengtume ar ne ir sutaupytume tos kaštus, tai būtų labai sėkmingas, nes dabar tiesiog verslui yra, mes prarandam tą savo konkurencinį pranašumą ar ne, tai tiesiog inicijuoti politinius sprendimus, ta bendro Europos startuolio koncepcija ar ne yra vystoma, kad mes padėtume ar ne konkuruoti su JAF startuoliais, su Kinijos startuoliais, nes mes esame beprotiškai fragmentiški, ne, nors bandom turėti tą vieną rinką, bet tiesiog turime labai patiriam didžiulės išlaidas siekdami įsiveiklinti ar ne, vystyti technologiją šitoje rinkoje yra labai sudėtinga. Tai vat jums kaip patentų biurui ar ne, tikrai turėdami politinę įtaką ar ne, kažkaip turėtume bendrai visi siekti tai kas įvyktų. Ir švietimas ar ne, tai yra pagrindas, kur galėtume. Yra pavyzdžių ar ne, kaip pavyzdžiui universitetai, kurie yra pareiškėjai patentų paraiškų, tam tikros valstybės kompensuoja patentavimo išlaidas. Ar ne? Žinau, Turkija yra nemoka, universitetai nemoka už patentų paraiškų padavimą, tai tų priemonių, ar ne, ir tada galėtų gal lengviau verslas, mes tada galėtume lengviau rasti bendrą kalbą su verslu ir panašiai, tai tikrai tai iš mano pusės kaip tokia būtų pastebėjimai. 100% palaikau. Gal dar pridėčiau, ko ir šiandien labai pasidžiaugiau jūsų prezentacijų pirmoje apie švietimą, kad toliau ir kuo daugiau daryti to švietimo, kad visuomenė suprastų visgi, kas tos klastotės, kas tie originalūs sprendimai, nes tikrai skauda kūrėjam, kai yra kopijuojami jų darbai ir kas vėl prisideda prie tvarumo pažeidimų, kad nekokybiškos prekės žaislai ar dar kažkas rinkai išeina. Tai tas švietimas visuomenės, jisai tikrai labai prisideda prie to pokyčio. O grįžtant prie technologinių dalykų, tai kodėl mes Amerikoje patentuojam, nes mūsų technologiniai IT sprendimai Europoje nėra patentuojami. Tai atsakymas paprastas, kad tiesiog tokie griežti yra reikalavimai Europoje, kad tu net negali to patentuoti. Tai aš nežinau, kaip jūs prie to galit prisidėti. Rašysim laišką Europos komisijai, tai ką dar. Gerai, tai ačiū dar kartelį Teresai, ačiū Urtei, ačiū Gretai. Dėkojame, paplokime joms už jų įžvalgas ir jų mintis.